pasterizuojamas ir kaip medikai teigia, tas pienas yra nekenksmingas žmonių sveikatai. Aš ne gydytojas esu, bet taip medikai va teigia. Tiek trumpai į tos klausimus du. Į trečias klausimas čia, draugai, kas liečia, reiškia, dėl pajūrio gyvenvietės asfaltavimo, dėl apšvietimo. Jūs, kaip žinot, 86 metais buvo projektas sudarytas, reiškia, pajūrio gyvenvietė išasfaltuoti, įdėti inžinierinius tinklus. Aš po kol kas dar tam laikotarpį šiam ūkyje nedirbau. Ir aš to projektą nedariau. Va, bet kadangi jisai sudarytas ir raugovinė organizacija, netarpkolūkinė organizacija, reiškia, pagal tą projektą ir padarė tą inžinierinius tinklus įvedė. Tai aš manau, tai yra labai gerai. Aišku, visko neįmanoma padaryti pajūrio tarybiniam ūkį per vienus metus. Tam reikia lėšų, tam reikia visko, draugai. Medžiagų statybinio. Ir mes taip pat esam numatę, reiškia, gražinti pajūrio gyvenvietę. Yra sunku su to apšvietimu. Gavom dabar mes čia keletą lempų. Pakabinom prie bažnyčios, patys matot, va. Reikia čia toliaus gatves apšviesti. Nu, reiškia, sekančiai savaitėje mes iš komunalinių kombinatą gausime bokštelį. Mes ūkis neturim to bokštelį, taip nepakabinsi juos. Aš tikrai prižadu šiandien čia jums susirinkus, kad prie vaistės tą lempą pakabinsime. Tačiau mes neturim užmiršti, gerbiami pajūriečiai, ir Žvingių gyvenvietės. Ten išties yra sena pagal istoriją gyvenvietė. Gerai buvo parašyta laikraštyje. Nėra apšvietimo, nėra vandentekio. Tai negi mes dabar meskim vieną į pajūrį ir palikim Žvingius, kaip tas sako, nelaimės savo žmonėm, kad jie nieko neturi. Mes turim irgi jiems padėti. Čia mūsų yra pareiga, gerbiami pajūriečiai. Aš, netrukdydamas jūsų laiko, norėčiau keletą pasiūlymų pateikti, reiškia, nuo ūkio. Jeigu jūs tai pritarsite, tai bus labai gražu. Nu čia tiesa dar, kas liečia, čia buvo dėl manęs klausimas iškeltas, čia Trauksiuknius, kad būt gal aš kaip vadovas žodžiu, čia netinkamai žodžiu, čia organizuoju, gal dėl to pienų čia ir visko panašiai. Nu žinot, draugai, yra vis dėlto, mes turėjom penktadienį visuotinę dirbančiųjų susirinkimą, žmonės išties daug gerų klausimų kėlė ir mes juos įsitraukėm į savo planus, kad žmonės tik išties gražiau, turtingiau, laimingiau gyventų. Nu, aš taip pat atsiprašiau žmonių, sakau, gal aš netinkamas vadovas esu jums. Nu, žmonės pakol kas prabalsavo. Jeigu būsiu netinkamas, aišku, mane įspirs iš tos kėdės. Draugai, taip pat praėjusį penktadienį visuotiniam dirbančiųjų susirinkime vairuotojas Vaitiekus Vaclovas iškėlė gražią iniciatyvą pastatyti ūkyje koplytėlę. Mes šią iniciatyvą pritarėme ir statysime. Taip pat aš siūlau pastatyti reikiamoje vietoje kryžių, kuriuos po karo stalinistai bet barbariškai nugriovė. Mes turime ūkyje auksinių rankų meistrą Pocių Alfonsą. Va, ir aš turiu, draugai, tarp kitko pavyzdį labai gražų. Aš jums parodysiu, gal čia iš toli jums ir nelabai matytis, va. Mes, žodžiu, paprašysime kleboną, reiškia, jūsų brangus dirbantieji, pažiūrėti tus pavyzdžius, gal pakabinsime bažnyčioje, vieną mes dar turime egzempliorių ūkyje, žodžiu, va, ir parinkti, kuris gražiausiai atitiks, reiškia, ir tą kryžių tokį padaryti, va. Aš manau, Pocius nesutiks ir mes ūkis apmokėsime iš ūkio lėšų. Ir kada rugsėjo 14 dieną bus, reiškia, Švento kryžiaus atlaidai, tą kryžių pastatyti. Kaip, draugai, jūs į tus klausimus žiūrit? Pritarėt? Antrą tokį punktą. Visapusiškai materialiai remsime Pajūrio bažnyčios klebono iniciatyvą atkurti Dariaus ir Girėno aikštę. Trečias punktas. Šiais metais atgaivinsime Žvingių gyvenvietę kaip labai seną urbanistikos kampelį. Ketvirta. Sutvarkysime aplinką į privažiavimą prie didžiojo Kebergščio akmens. Draugai, čia mes biški, žodžiu, pas mus viens iniciatorius atsirado, draugas Makaras Juozas. Jis labai žmogus yra primeno. Jis tikrai, nieks ten, daleiskim, tas akmuo gulėjo tenai, nieks žmonės apie jį nežinojo. Tikrai graži vieta. Mes nutarėm tenais tą kelią, reiškia, privežti žvyrą, padaryti aikštelę.
aplinką sutvarkyti, kad ten iš ties ne tik mūsų pajūriečiai, bet visi pravažiuojantys žmonės galėtų pamatyti, kad tikrai pajūrį yra gražių vietų. Ir galbūt čia draugs vakaras biški persistengė, tenais, reiškia, per daug nukirto tų medžių, ten pažeidė kai kurios gamtos apsaugos reikalavimus. Argi mes, čia aišku dėl nežinojimo žmogaus, argi mes dabar tą žmogų galime dabar smerkti, jeigu jisai tik tai gerą daro. Aš manau, kad mes jau visi bendrom jėgom sutvarkysim tą aplinką ir bus visiems gražu. Penkta, sutvarkysime aplinką ir padarysim privažiavimus kelius prie Kuplės, Neringos, Dabkiškių piliakalnių. Sutvarkysime ir aptversime senkarpius, kurie jau šiuo metu yra tie pradėti darbai daryti. Šešta, pasitarus su klebonu reikia atkurti Švento Pranciškaus skulptūrą, prieš tai restauravus vienuolyno pastatą. Čia žino, draugai, gerai. Graži vieta, viskas, čia aš manau, kad sveikintinas dalykas. Gerbiami pajūriečiai, mūsų laukia ir daugiau darbų, kurių aš čia neminėsiu. Mes juos gerai žinome, tačiau neskundais, nešmeištais, nedrabstymų purvais, nesąskaitų suvedinėjimu turime užsiimti. O vienybėje, tik vienybėje susitelkime, gera nuotaika mes išeisime į galutinę pergalę. Šito aš linkiu Sąjūdžio rėmimo grupiai ir visiems pajūriečiams. Nuo ūkio dirbančiųjų į Sąjūdžio rėmimo grupę siūlau išrinkti sekančius asmenis. Pajūrio bažnyčio kleboną, Vaitiekų Vaclovo ūkio vairuotoją, Norbutienė Virginija augalų apsaugos agronomų iniciatyvinės grupės narė, Makarą Benediktą Žvingių skyriaus valdytoją. Taip pat noriu pasiūlyti ir savo kandidatūrą, jeigu jūs žinoma jai pritarsite. Galite jūs ir daugiau pasiūlyti kandidatūrų, tik prašyčiau, kad iškeltos kandidatūros dirbtų ir gyventų ūkiai. Ir pasakyti šitokią iniciatyvą. Kai pradėjau dirbti, papeik, iš pradžių papeik, o paskiau ir pagir. Reiškia, kada pamatas pradėti statyti, žiauriai atrodo, o kad namų pastatai kambriai labai puiku. Reiškia, pradėjau dirbti apie tą akmenį, aš tai noriu pasakyti. Reiškia, ten žiauriai, šlykštu, bet vaikelį tą pasakys, kaip padės, man atrodo, kad turėtų būti gražu. Mano nuomonė, reikia mes važiuojam už kelių šimtų kilometrų į Lietuvos pakraštį ir, reiškia, norim žiūrėti, kažką tai žmonės tur padarė, jaudina galvojam, kad mes ne žmonės. Mes turim teisę ir padaryti tą dalyką, mes esam visi žmonės, tokie kaip visą pasaulio žmonės. Reiškia, aš noriu atkreipti dėmesį, reiškia, man asmeniškai, reiškia, bendrai valdžiai parašė šitas čia draugas Asjuknius prirašė šitą popierių. Man patogu išnekėti, kad sako, visi žmonės, matyti, žino, kad reiškia, mes norim grožį, o ne bjaurį. Aš ten neįskleidžiau, neišneršiau, bet aš noriu padaryti, kad gražu būtų. Jis gali būti laiku bėganti. Atvažiuos, čia pasilsės, pažiūrės, kad šitas iniciatorius padarė per blogą gerą. Aš tiek noriu pasakyti, ačiū. Mes turime įsikurti stiprią rėmimo grupę. Reiškia, Sąjūdžio stiprią rėmimo grupę, kuri galėtų visus ūkio veiksmus koordinuoti. Tai yra pagrindinė varomoji jėga. Čia jau priklausys nuo jūsų visų, ką jūs pasiūlysit, bet tokius žmonės, kurie tikrai atitiktų jūsų reikalavimus. Toliau, jūsų ūkyje turi būti išrinkti į darbo tarybą irgi tik tie žmonės, kurie atstovauja jumis, o ne tie, kurie yra truputį pamaitinami iš šono, bet tie, kurie savo rankom užsidirba duoną ir kurie gali padėti jums ir rūpėti jūsų, reiškia, reikalai ir jūsų gyvenimo tikslas, kad jiems būtų gerai žinomas. Tai vot, jeigu mes turėsim stiprią rėmimo grupę, jeigu mes turėsime darbo tarybą stiprią, tada jūs galėsite būti patys savo ūkio šeimininkais ir toliau ir įsirinkti deputatus tokius, kurie tikrai atstovautų. Šepetys jums neatstovautų. Sutartį Radavičius Stasys, Pajūrio tarybinio ūkio kadrų inspektorius, Norbutienė Virginija, Pajūrio tarybinio ūkio augalų apsaugos agronomė. Dabar jūs supažindino su iniciatyvinės grupės nariais. Dabar noriu paklausti jūsų pritarimo ar nepritarimo, ar už visus
iš karto ar už kiekvieną atskirai? Gerai, tada prašysime tos pavardės ir reikšti savo pritarimą ar nepritarimą, už kiek ir nesigirdi, prašom tada ateiti pasakyti arba garsiau. Taip, prašom toliau. Jakštas Juozas, profesinės mokyklos gamybinio mokymo meistras. Garsiau, drąsiau, nes mažai girdisi. Kelia daugiau rankų, jeigu Ivinskis Virginijus, profesinės mokyklos gamybinio mokymo meistras. prašom, kiek girdim, daugiau yra žodžių gerai, gerai. Jeigu kas prieš, prašom, kol kas tai girdėjusi tik tai gerai. Prašom kelti rankas arba šaukti taip arba ne. Prašom, taigi taip ir sakom, prašom balsuoti, kad keliat rankas, kas už. Pasižiūrėkim, prašom visus žiūrėti. Prašom, nuleidžiam. O kas prieš? Rankų labai mažai. 4-5 prieš. Prašom toliau. Raudonis Juozas, darbas pagal sutartį. O, tai čia jau daugiau ar mažiau vienbalsis. Koks namus? Miestelės tauškis. Minutėlė, prašom ramybės. Man atrodo, skelbimuose rašė, kad sudaroma, reiškia, iniciatyvinė grupė Sąjūdžio rėmimo grupė įkurti profesinės mokyklos, tarybinio ūkio ir Pajūrio miestelio. Raudonis Juozas atstovauja Pajūrio miestelių, taip pat kunigas klebonas Sadauskas Vytautas. Prašom dar kartą, prašom prabalsuoti. Keliam rankas, kas už tai, kad Raudonių Juozą. O, tai beveik. Prašom prieš. Prieš tik tai 4 ar 5 rankos. Radavičius Stasys, Pajūrio tarybinio ūkių kadrų inspektorius. Prašom, Radavičius Stasys. Drąsiau, paskui išeis nedemokratiška. Prašom prieš. Prieš kol kas 1, 2, 3 rankos, 4. Iš šitos didelės masės 3-4 rankos labai mažai. Taip. Norbutienė Virginija, Pajūrio tarybinio ūkio augalų apsaugos agronomė. Prašom, drąsiau. Norbutienė. Prašom prieš Norbutienę, prašom. Drąsiau, kol kas nei prieš, nei už. Viena kita ranka už, viena kita ranka prieš. O kur likusieji susilaikiusieji už ką? Prašom, kaip Norbutienė Virginija skaitysim. Kol kas neaišku, jūsų nuomonė kol kas neaiški. Prašom. Taip ir neaišku, prašom. Jeigu šitaip tylėsim, priimsim pasiūlymą, kad Norbutienė Virginija įtraukiama į Sąjūdžio rėmimo grupę. Prašom, dar kartą tada kartojam, kas už tai, kad Norbutienė būtų įtraukta į Sąjūdžio rėmimo grupę. Taip, kas prieš? Dauguma prieš. Tada Norbutienė nuimta. Prašau. Prašom, tada įtraukiam dar kartą. Labai daug rankų prieš. Prašom tada kelti rankas. Prašom, drąsiai keliat rankas, kas už Norbutienę. Kiek prieš, kiek susilaikė. Čia nerinkimai, draugai. Ne, man atrodo, kad mes visi matėm. Nu tai prašom tada užeiti aukščiau. Jeigu yra didesnė dalis rankų už, tai man atrodo 4-5 iškilusios rankos, dar nieko neįsivaizduoju, kad jūs galvojat, kad dabar mes galim čia imti ir meluoti. Kad nebuvo susilaikiusių bent jau, nu man atrodo, galim pakartoti dar kartą. Nemanyčiau, kad tie, kurie kėlė rankas už vieną ar kitą kandidatūrą, dabar jas nuleistų. Prašom tada ateiti atsistoti ir galim pakartoti.